kartais žmonėms atrodo, kad visada gyvensim būtent taip, visada visko bus. Deja, ne tik mano, bet ir kitų jautrių žmonių patirtys, ne kažkokių ten aiškiaregių, labai išgarsėjusių, bet paprastų žmonių patirtys dvasinės maldos, meditacijos metu liudija, jog artėja sunkmetis. Dėl to manau, kad verta turėti atsargų, kaip ir senaisiais laikais, tačiau vien ant jų nepasikliauti, nes tada tu taip pat jautiesi nesaugiai. Tu neturi atsinaujinančio šaltinio ir esi nuo kažko priklausomas, nuo gamintojo, nes esi vien tik vartotojas. Dėl to būti, bent jau savo reikmėms pasigaminti, būti laisvam toje srityje yra labai gera mintis mano supratimu. Juolab, kad tai atitinka ir žmogaus prigimtį. Galbūt atsitiktinai, galbūt ne, kartais tokios užkliūna mintys viešojoje erdvėje nuskambėjusios, kad vienos iš laimingiausių pasaulyje valstybių, Butano pavyzdys yra tas, jog 80% yra žemdirbiai to šalies gyventojų. Kai žmogus nepraradęs ryšio su žeme, jisai jaučiasi laimingesnis, net jeigu gyvena ir sunkiau. Tai šiuo atveju rūkis yra vienas iš tų sprendinių žmonių, kurie gyvena provincijoje. Taip pat ir miestiečiam beje rekomenduoju mąstyti apie tai alternatyviai šalia savo kasdieninės veiklos vykdomos miesto erdvėje, galvoti apie kaimą, apie kolektyvinius sodus, ten turėti kažkokių tai išteklių, atsargą, taip pat ir atsinaujinančių išteklių, kaip minėta ūkinė veikla, pabandyti vystyti, arba bent jau pakalbėti su artimaisiais, kurie gyvena ūkiškai, prisidėti prie jų darbų savo rankomis, kad ateityje iškilus sunkumam priimtų pas save, padėtų išgyventi, pragyventi tą sunkmetį. Stengiamės auginti tuos gyvulius, kurie ištvertų sunkesnės sąlygas šiek tiek. Pavyzdžiui, ožkūkis, domėjomės tą temą, skaitėm informaciją. Anksčiau tas gyvulėlis buvo laikomas netgi mažaturčių, bežemių žmonių augintinių. Iš tikrųjų jis yra atsparesnis, pavyzdžiui, negu galvijai. Jo pienas yra maistingas. Tuo tikslu laikome ne tik ožkytės, bet ir ožį turime, kad palaikyti tą populiaciją, jeigu ateityje kiltų problemų ieškant reprodukcijai reikiamų dalykų. Žodžiu, stengiamės savarankiškumą pradėti kurti nuo pačių paprasčiausių sprendimų. Nedaug dėmesio reikalauja ir vištelės. Aišku, kalbant apie karvytę, jau sudėtingiau, jau jos ir pašarę reikia ruošti, ir jos priežiūra yra šiek tiek kitokia. Kita vertus, istoriškai seneliai laikė karvę, mano mama turi gerus įgūdžius ir priežiūros, ir melžimo. Aš pats taip pat esu bandęs tą daryti ir visai sėkmingai, dėl to esame ramus. Permainos vyksta nuolat, tik tam tikrais etapais jos tampa intensyvesnės, spartesnės ir jom yra sunkiau prisitaikyti. Šiuo atveju vyksta gamtinės permainos, klimato kaita, taip pat mažėja įvairių mums visiems reikalingų išteklių, tame tarpe energetinių, pavyzdžiui, kuros brangsta, kitos kainos kyla žmonių nepasitenkinimas dėl to, neramumai. Jų mastas gali kaip mat išaukti, jeigu staiga mūsų tolimoj arba artimoj kaiminystėj, nes dabar viskas yra labai globalizuota, kiltų, pavyzdžiui, karas koks nors. Ir tai irgi nėra fantastika. Istoriškai dažnai būdavo, kad finansinės, ekonominės krizės baigėsi karu, po to vėl prasideda naujas pakilimo etapas. Iš tikrųjų yra keli variantai ir vienas dabar labai populiarus yra, tas aš vadinu amerikietiškasis variantas, yra individualus išlikiminis judėjimas, individualistinis. Žmonės kaupia atsargas masiškai, ginkluojasi, ruošiasi apsiginti nuo visų kitų, kurie juos galimai puls, kaupia įgūdžius,
visus, kuriuos tik įmanoma savarankiškumo. Vienas žmogus mokosi būti ir ūkininku, ir mediku, ir šauliu ir taip toliau. Amerikiečių išlikimo specialistų siūlymai nėra labai efektyvūs pasirinkti tokias gamtiškai stabilias erdves, kuriuose būtumėm visko aprūpinti, kažkur toli nuo didžiųjų miestų, taip pat nelabai galimi Lietuvoje. Dėl to Lietuva šiuo atveju turi kitą, galima sakyti, stiprybę, galėtų turėti. Tai yra stiprias bendruomenės, tai yra žmonių atsparumas per jų bendruomeniškumą. Ir šitoje srityje aš turiu viltį, kad vyksta ir vyks pokyčiai jau artimiausių metų į teigiamą pusę. Atvažiuoja labai vieningų žmonių grupės. Paprastai jos prisistato kaip kaimo bendruomenės, labai aktyvios, atveža savo leidinių, vykdo bendrą kultūrinę veiklą, žmonės yra vis dar draugiški vieni kitiems, vieni kitus palaikantys. Taigi aš labai džiaugiuosi, kad jau randasi tokių židinių, tik tai linkiu, kad jie kuo greičiau taptų kūnu dar šiais metais. Nes po to sunkumams galimai prasidėjus bus žymiai sudėtingiau, kadangi vienytis reikės per prievartą, kaip sakoma, per skausmą, o ne per džiaugsmą. Dabar dar galima tai džiaugsmingai vykdyti. Parduotuvėse brangsta kiaulienos ir jautienos produktai. Skaičiuojama, kad jautiena per praėjusius metus vidutiniškai pabrango 25–30%. Kiauliena 15–20%. Viena iš kaino kilimo priežasčių – apmokestinimo politika. Lietuvoje pridėtinės vertės mokestis yra 21%. Didžiojoje Britanijoje jis yra nulinis. Norvegijoje 13–14%. Palyginus su Lenkija, kuri dar gali ir devalvuoti valiutos kursą, skirtumas išeina apie 25–30%. Be to Lietuva nesugeba užsiauginti kiaulienos tiek, kiek jai reikia. Čia užauginama tik nuo trečdalio iki pusės reikiamo kiekio. Todėl daugiau kaip 1 milijoną kiaulių reikia įsivežti. Apie 80% įtakos galutiniai produkto kainai gali turėti ir brangstančios žaliavos. Jeigu Lietuvoje būtų taikoma mokesčių lengvata mėsos gaminiams, tai palengvintų ir vartotojams tenkančią naštą. O Žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius teigia, kad pagrindinė tokio brangimo priežastis – tai, kad nėra tikros konkurencijos tarp prekybos tinklų. Brangsta ir kiaušiniai apie 30%. Kiaušinių pardavėjai ir gamintojai teigia, kad pabranginti kiaušinius privertė ES vištų gerovės reikalavimai, pagal kuriuos visi Europos šalių paukštynai turėjo persitvarkyti taip, kad vištos būtų laikomos didesniuose narvuose nei iki šiol. Šis plotas nuo 5,5 kvadratinio metro dabar padidintas 2 kvadratiniais metrais. Kadangi ne visi paukštynai Europoje spėjo persitvarkyti pagal naujus reikalavimus, kiaušinių paklausa viršija pasiūlą. Nors naujus narvus buvo galima pasistatyti prieš 8 metus, paukštynai persitvarkyti neskubėjo iki šių metų pradžios, kai įsigaliojo naujasis reglamentas. Dėl pabrangusių kiaušinių gali šoktelėti ir kai kurių maisto produktų, kurių gamybai jie naudojami, kainos. Kovo 20-ąją jau 40 mečius minima pasaulinė Žemės diena. Tada visame pasaulyje suplevėsuoja Žemės vėliavos. Prieš metus su Tauragės rajono Pagramančio pagrindinės mokyklos moksleiviais Žemės vėliavą kėlėme ir mes. Čia sodai gražiausių mėlynių, aviečių kiemai, čia stirnų ir zuikių tėvynė ir paukščių namai. Šiandien pasaulinė Žemės diena, tegu šios šventės proga plevėsuojanti Žemės vėliava primins mums, kad Žemė mūsų namai. Prašom iškilmingai pakelti Žemės vėliavą. Visus kviečiame. Aha, neįmanoma. Paimk, laikyk, aš užlipsiu paskui. Nepataik. Paprastai ir aiškiai.
Dabar visus į kultūros namus tolimesniam šventiniam žemės dienos paminėjimui. Čia jau mokytoja Rima Laurinskienė ėmėsi iniciatyvos, prieš tai su Pagramančio regioninio parko informacinio centro vadovė Rita Krompalcienė aprodžiusios mums moksleivių piešinių ir darbelių parodas bei inkilų ekspoziciją. Moksleivių darbai susidomėjo ir svečias iš Tauragės miškų urėdijos. Čia yra draustinis, čia regioninis parkas, o tam parke yra tokias kertinės atskiras vietelės, kur yra tokios. Yra apie 30, kiek čia yra, jų nemažai, kur saugoma. Medžiai nukrito, niekas nedaro, nors gražiausiai medžiai galima panaudoti, reiškia, kad viskas būtų, reiškia, akirminai, kas vabzdžiai. Viską paliekamas savaiminiam su tokie yra vietų nemažai. Išnykimui. Miškas irgi žemė. Žemė tai irgi miškas, kaip ir vandenis, kaip ir miestai, kaip ir kaimai, kaip ir viskas. O kur jūs dabar ten vedat mus parodyt, ką? Pagramančio regioninio parko lankytojų centras. Mes visą laiką bendradarbiaujam kartu ir parodos viskas. Gavosi. Taip, paaiškink. Prašau. Labai gerai, taip kaip gyvenime. Kultūros centro salėje svečiai, mokytojai ir moksleiviai kalbėjosi apie žemę. Skaitė eiles, žiūrėjo filmus ir dar daug naujo sužinojo, kaip ir kodėl reikia saugoti žemę. Kovo 22-ąją kasmet minima pasaulinė vandens diena. Pagal statistiką, Lietuvoje kokybiškų geriamųjų vandenių aprūpinama apie 70% gyventojų. 30% daugiausia kaime vartoja šachtinių šulinių vandenį, kuris ne visur atitinka geriamojo vandens kokybės reikalavimus. Vilniuje, važiuojant į Dvarčionis, prie šaltinio sutikome žmonių į plastikinius indus pilančių šaltinio vandenį. Kodėl gyventojai iš įvairių Vilniaus miesto rajonų būtent čia važiuoja vandens? Aš turiu šunį ir palyginus, sakysim, krano vandenį duodu ir šitas geriau. O šuo tai yra... Tai jisai kaip indikatorių šuo yra panašiai. Daug blogo maisto šuo tikrai nevalgys ir negers. Sėdų nėra ir arbatinuko nereikia plauti. Nereikia? Tikrai nereikia. Kiek jau metų jūs važiuojate čia panašiai? Mes gal 2 metai. 2 metai? Taip, tikrai. Iš kur jūs sužinojate apie tą vandenį? Nu, čia mūsų draugai mums pasakė, jie apie 10 metų jau tą vandenį naudoja. Tai, kaip jūs patys vertinat Vilniaus vandenį? Jisai geras ar blogas, kokia situacija? Pats Vilniaus vanduo geras. Nu, va, pas dukrą tai gerima, mes pavyzdžiui, Vėžieniuose gyvenam, tai ten tragiškai vanduo yra. Jisai rudas? Rudas. Tai mes jo ir nenaudojam. Kiek mes gyvenam, tiek mes nenaudojam. Dėl to reikia naudotis. Naudotis šitą važiuojam ir naudojamės. Ir vaikai geria, vadonu, kai mašinoje sėdė. Prognozuojama, kad iki 2025 metų vandens poreikis išsivysčiusiose šalyse išaugs 18%, o besivystančiose net 50%. Jeigu kalbam apie mūsų geriamą vandenį, tai iš tikrųjų mes esam šalis labai išskirtinė, kuri naudojam požeminį vandenį, nes tokios prabangos kitos šalys nelabai kas turi iš Europos, gal tik tai Vengrija prilygsta mums. Tai tuo turim džiaugtis ir mūsų vanduo tikrai yra geras ir naudoti galim laisvai iš krano, kiekvienam prieinamas. Praėjusioje laidoje klausėme, kur Lietuvoje geriau gyventi – Pakruojo rajone ar Joniškio rajone. Šį kartą daugiau balsų teko Pakruojo rajonui. Sveikiname laimėtoją, o jums dėkojame, kad balsavote. Šiandien klausėme, kur Lietuvoje geriau gyventi – Trakų rajone ar Šalčininkų rajone. Balsuokite internetu Gimtosios žemės svetainėje gimtojizemė.lt arba siunčiant trumpąsias žinutes su tekstu Trakų arba Šalčininkų telefono numeriu 86 111 09 09. Kviečiame balsuoti ne tik trakiečius ar šalčininkiečius, bet ir visus turinčius nuomonę šiuo klausimu. Jūsų atsakymų laukiame iki trečiadienio 24 valandos. Rezultatus paskelbsime kitoje Gimtosios žemės laidoje ir interneto svetainėje gimtojizemė.lt. Tiek šiandien apie dvasinės ir grūdinės kultūras, žemės, ūkį, žmones. Nepamirškite to, kas svarbiausia. Iki kito šeštadienio.